Šioje pamokoje išmoksime susikurti Project Folder, lietuviškai išvertus projekto aplanką. 3D Max programoje labai svarbu tinkamai organizuoti darbą su projektu. Gana dažnai gali prisieiti kuriamą projektą perkelti į kitą laikmeną, kitą kompiuterį ar serverį. Tarkim, kuriame projektą norime jį parodyti dėstytojui, bet dirbame su stacionariu kompiuteriu, taigi projektą teks perkelti į kitą laikmeną. Dirbant su 3D Max programa, joje naudojama daug įvairių kitų failų, o ir daugiausia turbūt iš jų tai yra įvairių paveikslėlių skirtų objektų medžiagiškumui sukurti. 3D Max šių paveikslėlių iš tiesų į patį projektą nekelia, tai yra jis atsimena, kur yra norimas paveikslėlis ar kitas failas, tai yra atsimena kelią, kur kompiuterėje laikomas paveikslėlis. Todėl jeigu į laikmeną įrašytume tik projektą, bet neįkeltume naudojamų paveikslėlių ar kitų failų, atsidarius projektą kitame kompiuteryje nematysime reikiamų tekstūrų. Todėl siekiant palengvinti savo gyvenimą, labai svarbu išmokti šiokios tokios disciplinos ir visuomet kurti atskirame projektui skirtame Project Folder. Project Folder galima sukurti paspaudus pagrindinį programos mygtuką ir sąraše pasirenkant Manage. Tuomet Set Project Folder, taigi atsidaro dialogo langas Browse for Folder. Čia išsirenkame vietą, kur norime sukurti mūsų projekto aplanką. Spaudžiame Make New Folder ir pasivadiname failą. Aš jį pavadinsiu YouTube 3D Max pamokos. Ir spaudžiame OK. Dabar kompiuterėje susirandame, kur yra mūsų naujas aplankas. Matome, kad jis susideda iš daug viduje esančių vidinių segtuvų, angliškai vadinamų subfolders. Čia 3D Max failai laikomi aplanke Scenes. Paveiksliukai laikomi aplanke Scene Assets, kurioje yra dar vidinių aplankų, skirtų animacijoms, images paveikslėliams, Photometric yra šviesos failams, Render Assets yra skirta vizualizacijų kūrimui ir Sounds garsai įvairūs. Taip pat čia yra segtuvas Downloads, kur galima talpinti visą iš interneto projektui parsiunčiamą medžiagą, aplankas Autoback, kuriame laikomi atsarginiai projekto failai, tai yra jeigu projektas užstringa, pakimba, tuomet per perkrovus programą išsaugoto projekto galima ieškoti šitame aplanke. Taigi, išsaugojimkime projektą file Save As ir matome, jog atsidariusiame dialogo lange iškart jau parinkta teisinga vieta projekto saugojimui. Projekto aplanke YouTube 3D Max pamokos, aplankas Scenes ir pavadiname projektą. Project Folder turi ir spartų įkūrimo mygtuką, esantį sparčiajame meniu, tai yra šis mygtukas, kurį paspaudus prieinama tas pats dialogo langas Browse for Folder. Taip pat Set Project Folder mygtukas ne tik sukuria naują aplanką, tačiau čia galima pasirinkti ir jau egzistuojantį projektą ir kuriamą Max failą priskirti jau egzistuojančiam projektui.